Mielieji, labas. Ir įrašiau jums prieš tai video, kurį jau kėliau į kanalą, apie prognozę ir ten aš jums jau palinkėjau gražių švenčių, žodžiu, prieš kalėdas įkėliau. Žodžiu, sakau, susitiksim kitais metais, bet kaip sakoma, tu planuoji, o Dievas juokiasi. O juokiasi tai ne iš blogo. Juokiasi dėl to, kad jis turi kitų planų tau. Tai vat, aš seku paskui tai, kur man reikia eiti. Tai šiandien mes pakalbėsime apie pinigus, pakalbėsime apie 4 priežastis, kurios jums trukdo augti, dėl kurių jūs neuždirbate daugiau. Bet prieš tai irgi noriu trumpai pasidalinti savo gyvenimu. Tai žinokit, paradoksai. Aš išvažiavau pailsėti 3 dienom prie jūros, atvažiavau į Palangą. Ir, žodžiu, toks tikslas buvo, tokia vizija, kad aš atvažiuosiu, pareflektuosiu apie metus, pasidarysiu praktikas, pasidarysiu technikas, žodžiu, pasiplanuosiu kitus metus. Ir aš atvažiavau. Ir, pas mane ir taip energijos jos buvo labai daug ir Vilniui, bet man čia tiesiog mane pramušė, žinokit, aš tiesiog, sėdžiu tą kontentą pilu tiesiog, paustinu non-stopų, reelsus. Pas mane idėjos, tiesiog aš dabar naują projektą kuriu, saviprogramavimas, vadinasi, kitais metais bus, nuo sausio 1 prasideda, tai gal kažkas nesekat manęs Instagrame, tai dar mažai apie tai, dar mažai pasakau, žodžiu, 1 sausio jau prasideda pardavimai, Agata dar mažai pasakau, bet žinokit, aš taip nesusireikšminu, nes aš tiesiog sugalvojau prieš porą dienų, kad aš noriu sausio vidury, manau, kokią sausio 13 startuosim, padaryti saviprogramavimo projektą. Kad apie kitus metus papasakosiu apskritai, kaip programuoti savo realybę, kaip dėliotis veiksmus, kaip dirbti su savo būsena. Tai absoliučiai kitoks projektas nei pinigų maratonas, apie kurį irgi jau pasakau, tai visai kitas projektas. Žodžiu, ir aš tiesiog pradėjau, man tūkstančiai eina idėjų, minčių, ir aš tokia galvoju, ką man dabar laikytis taisyklių, kad čia reikia dabar pasakoti 2-3 savaitės, mėnesį, ten paskui pardavinėti 2 mėnesius. Aš tokia, sugalvojau, tą pačią dieną pašėrinau istorijas, kad bus toksai projektas sausio mėnesį, saviprogramavimas. Sugalvojau, kad paleisiu pardavimų pradžią, padarysiu sausio 1. Logikos nėra. Nėra paaiškinimo, bet Agata, aš taip pajaučiau, viskas. Ir aš vakar sėdžiu, žinokit, planas man sukas, aš kažkur klausau kažkokius mokymus, man idėja ateina, ką dar į projektą įdėti. Ir žinokit, toks tiesiog srautas eina, ir aš čia vadinasi atvažiavau pailsėti. Ir aš suprantu, man sukas. Ir aš sėdžiu ir žinokit, pajaučiu, kad pas mane viduje yra toks vidinis konfliktas, kur kaip ir ašgi atvažiavau pailsėti, bet aš sėdžiu ir aš ilsėtis aš negaliu. Aš atsivežiau knygą ir aš net jos nebuvau atsivertus paskaityti, nes pas mane tiesiog energijos tiek daug, kad aš negaliu nusėdėti. Bet čia labai svarbus dalykas yra atskirti nerimą nuo energijos, aš tą visą laiką sakau. Ir nes žmonės labai dažnai galvoja, kad jie yra energingai, kai tuo tarpu jie yra nerimastingi. Ir iš tikrųjų energijos jie neturi. Nes kai mes nerimaujam, mes nupilam labai daug energijos. Tai aš tiesiog jaučiu, aš žinau, kuo tai skiriasi, ir aš jaučiu, kaip aš daug energijos turiu ir aš negaliu nusėdėti. Ir įsivaizduokit, šiandien sėdžiu, nuėjau kavos, nusipirkau, sėdžiu, planšetę pasiėmiau, įsijungiau mokymus, norėjau tą savo kaip ir pasidaryti tokią savirefleksiją praėjusių metų jau ir ateinančių naujų. Ir aš sėdžiu ir taip, aš išgirstu vieną frazę ir tiksliai, aš šitą norėjau pasidalinti ant Instagrame, įdedu stories. Ten paskui pridedu kažką prie mokymų saviprogramavimo plano tenais. Ir aš tiesiog sėdžiu ir aš jaučiu, kaip aš nenusėdžiu vietoj. Ir aš galvoju, taip, Agata, ko tu dabar nori? Ir aš tokia, pasivaikščioti nenoriu, oras prastas, skaityti nenoriu, nes jaučiu, kad skaitim, tiesiog kur norisi veikti, norisi daryti, norisi dalintis. Ir aš tokia sėdžiu, gerai, Agata. Einam filmuoti reelsų ir einam filmuoti YouTube video. Kur atrodo, ir aš sėdžiu ir sakau, pas mane tas atrodo vidinis konfliktas, kur Agata, tugi atvažiavai pailsėti ir tu sėdi, paustini. Tu reelsus kuri,
YouTube dabar video įrašinėsi, bet esmė tame, kad kai aš pagavau tą, kad aš dabar eisiu įrašinėti video, va ką aš dabar ir darau, aš iš karto atėjau ir tai darau, aš iš karto nusiraminau. Nes tai iš tikrųjų tai, ko vat, aš noriu ir kur dabar aš turiu tą savo energiją padėti. Ir aš galėjau ją nupilinėti vat, per tą tokį savęs perkalbinėjimą, ieškojimą, ką man dabar kitko paveikti galbūt, kad galbūt tu eik skaityti, bet aš tai skaityti negalėčiau. Mano vis tiek mintis būtų, kad aš turiu kažką kito daryti, nu, vat, kitaip nukreipti savo energiją. Ir viskas. Ir aš tokia ramu, aš atvažiavau, pasišukavau palaukus, pasidažiau akis ir atsisėdau jums filmuoti šitą video. Tai vat, labai svarbu yra jaust save, jausti tai, ką mums dabar reikia daryti. Bet čia tai yra tik tada, kai mes sukuriam ryšį su savo vidumi, patikslinsiu, atkuriam ryšį su savimi ir sumažinam nerimą. Nes jeigu nėra ryšio su savimi ir yra nerimas, šitos istorijos nebus. Jūs savęs negirdėsite, jūs tiesiog nežinosite, ką jums reikia daryti. Vat saviprogramavime irgi su to dirbsim, kad aiškiai žinot, ką aš darau ir kodėl aš tai darau. Aš labai aiškiai žinau, kam aš darau šitą video. Kam aš darau vieną veiksmą, kam aš darau antrą veiksmą, kam aš darau trečią veiksmą. Ten, ką man reikalingi pinigai, vat, ką ir dabar šiandien pasakosiu jums, ne? Viskas yra labai aišku. Ir mes tada tiesiog veikiam, be nerimo, be blaškymus ir panašiai. Ir mes jaučiam, ką kiekvienu momentu mums geriausia padaryti. Bet čia tik tada, kai mes žinom, link ko mes einam, kokia mūsų yra vizija, koks yra tas aukštesnis tikslas. Žodžiu, aš dabar jau galiu pradėti jums mokymus, pasakoti, tai nepasakos. Žodžiu, čia saviprogramavimas. Kas jaučiat, ateikit, nuorodą paliksiu, nėra dar informacijos, jūs tiesiog galite užsiprenumeruoti ir gausit e-mailą sausio 1 pati mažiausia kaina, kokia tik tai yra įmanoma. Ir čia grinai, vat, aš, žinokit, aš net pati stebiuosi. Ir taip, aš net nesukūriau dar planų, žmonės net nežino dar apie ką mokymą. Nu, bet. Va taip, pagersiu vandens arbatos. Ir einam tada mes į temą šiandienos. Žiūrėkit, 4 priežastis, kodėl jūs neuždirba tiek, kiek jūs norėtumėt uždirbti ir kodėl jūs neaugat finansiškai. Pirma priežastis. Tai yra aktualu labai dideliam kiekiu žmonių. Ypatingai tiems, kurie labai ilgai negali pramušti kažkokių savo stiklinių lubų, kurie vis nori uždirbti daugiau, bet jie negali uždirbti ir panašiai, kur pas juos vis laik fokusas į pinigus, nesuprantu kodėl, nusivylimai ir panašiai. Priežastis pirma yra, kad žmonės galvoja, kad jie pirma uždirbti turi pinigus, kad vat, jie nori uždirbti, aš pirma uždirbsiu pinigus, o paskui aš nuspręsiu, ką su tais pinigais padaryti. Žinokit, palaukit, man vėl nosį kutena. Kiekvieną, kai jūs pastebite, ne, kiekvieną kartą. Kaip čia pagal kūno kalbą sakytų, kad aš meluoju. Nu, daleiskim meluoju. Kiekvieną video tiesiog ištisai. Tai vat, kad žmonės galvoja, kad jie pirma turi uždirbti pinigus, aš noriu uždirbti, o tik tada aš nuspręsiu, kam tus pinigus išleisti. Tai va čia yra pirma priežastis, kodėl žmonės neuždirba. Kodėl? Dėl to, kad tai gyvenimas jis netaip sukurtas. Pinigų dėsniai, jie yra truputį kitokie. Nes vat, aš tai pasakysiu jums antrą klaidą ir antrą priežastį ir tada mes juos susiesim. Antra yra priežastis, kad žmonės nežino, kam jiems yra reikalingi pinigai. Dėl to, kad pinigai pas mus ateina ne tiek, kiek mes norim, o tiek, kiek mums iš tikrųjų pinigų reikia. Kokios yra mūsų išlaidos, kokie yra mūsų poreikiai. Tai vat, norėti, kad aš pirma uždirbsiu, o tik paskui nuspręsiu, kam tos pinigus išleisti, tai yra klaida. Nes pinigų yra tiek, kiek mums tų pinigų reikia. Jeigu jūs dabar kelite savo, kad aš uždirbu 1000 ir noriu pradėti uždirbinėti stabiliai ten 5000, ir jūs to, nėra tos sumos jūsų gyvenime ir jūs niekaip prie jos prieiti negalit, jūs pasižiūrėkit, kokios yra jūsų išlaidos. Jūs pamatysite, kad jūsų išlaidų yra tiksliai tiek, kiek yra jūsų pajamų. Nu, plius minus dar kažkiek gali būti dalis šiek tiek daugiau. Bet jūs aiškiai pamatysit, kad tiek, kiek jums reikia pinigų, kokios yra jūsų išlaidos, ten, nežinau, įsipareigojimai kiekvieną mėnesį, galbūt nuoma, ten komunaliniai, lizingai, paskolos, kreditai, kažkokie kiti mokesčiai. Ten galbūt vaikai, vaikų darželiai, kažkokie tie tokie, žinot, privalomi,
vat, fiksas privalomas, plus kažkokie dalykai, ten pragyvenimui, maistas, baziniai kažkokie dalykai, apranga baziniai ir panašiai. Jūs pamatysit, kad šitiems dalykams pinigai jie visą laiką pas jūs ateina. Visada. Vadžinot, net visos tos istorijos, kaip žmonės nenori gimdyti vaikų, nes sako, man pirmą reikia uždirbti pinigus, o tik paskui aš ten gimdysiu vaikus, nes vaikams dabar pinigų nėra. Tai vat, aš net per pinigų maratoną irgi visą tai pasakau moterims ir aš sakau, va tos, kurios turit vaikų, parašykit. Juk kai vaikai atėjo, jums pinigų atsirado ir vaikams. Vat žinot, yra tas toks išsireiškimas, kuris man nelabai patinka ir nelabai gražus yra, kad Dievas visada duos pinigų kiekvienai burnai. Tai čia vat labiau tas, kad vat, bus naujas žmogus, gyvenime atsiras jam ir pinigai. Kodėl? Nes atsiras išlaidos, atsiras daugiau išlaidų tiesiog, bus didesni poreikiai, jums reikės daugiau pinigų, tų pinigų daugiau ir atsiras. Ir jeigu jūs į tai pasižiūrėsite taip, jūs suprasite, kad pinigų pas jūs dabar yra. Ir jeigu jūs norite uždirbti daugiau, jums reikia sugalvoti dabar, kam jums tų pinigų reikia. Vat gerai, kitą mėnesį, kam jūs norite išleisti pinigus. Ir ne tada, kad gerai, aš norėčiau dabar nusipirkti savo suknelę naują. Pavyzdys, suknelė, ten rankinukas, skaičiuoja 200 eurų, aš noriu nusipirkti rankinuką. Ir vat, jeigu ateis tie pinigai, aš nusipirksiu, jeigu ne, tai galbūt kitą mėnesį. Va čia viskas, čia yra reiškia, kad jūs netikėt, kad tie pinigai ateis ir apskritai jūs, greičiausiai bijosite tos pinigus išleisti. Mes eisim, čia 3 punktas bus, bet tas, kur jūs aiškiai žinot viskas, dabar, vat aš noriu kitą mėnesį nusipirkti va šitą rankinuką, ne kažkokį rankinuką, o tiksliai jūs randat rankinuką, jūs žinot, kad jis kainuoja 200 eurų, jūs jį užsirašote, kad aš sausio mėnesį, bet einu pirkti rankinuką, arba tai reikia važiuoju kelionę, viskas, jūs priėmėt sprendimą. Ir jūs tada sakot, o ką man, ir jūs visą savo išlaidas susirašote, irgi per pinigų maratoną visą tai pasakau, jūs išlaidas susirašote ir jūs matote tikslę sumą, kiek jums reikia pinigų. Vat nei daugiau, nei mažiau, vat tiesiog, vat taškas. Ir jūs naktį pažadink, sakyk, vat dabar Agata, kiek tau pinigų reikia. Ir aš sakau, vat aš žinau tiksliai, kiek man šį mėnesį reikia pinigų. Nei daugiau, nei mažiau. Supraskit, neprašykit daugiau, nei jums reikia. Prašykit tiek, kiek jums iš tikrųjų reikia. Planuokit ne pajamas, planuokit išlaidas. Išlaidas reikia planuoti. Žinot, kiek pas jūs išlaidų, prisideda ten 10% ir viskas yra jūsų mėnesis, kiek jums reikia pinigų. Kam jums daugiau? Kam jums tie 5000, jeigu jūsų išlaidos yra 1000, 1500 pavyzdžiui, per mėnesį? Kam jums reikalingi tie 5000? Kad atsidėt? Ne, atsidėt, tai čia yra 4 klaida. Tai dabar aš pasakysiu visas klaidas priežastis, nes aš jau dabar šakniai. Tai 3 priežastis yra, kad jūs, kai jums, pavyzdžiui, net ateina pinigai, daleiskim, jūs susiplanuojat išlaidas, jūs sakot, aš noriu rankinuko, jums ateina pinigai, jūs uždirbat, tas ateina, kažkam galbūt tai kažkaip atrodys, skambės čia, kad kažkaip magiškai, kad ateina tai tiesiog, kad, jūs sukuriat pinigus, uždirbat, laimit, ten jums kažkas duoda, padovanoja, sukuriat pinigus. Jūs sukuriat ir yra jums pinigų ir tam rankinukui. Ir jūs, kas ateina, koks momentas, kad jūs tokia, o aš dabar bijau išleisti tus pinigus. Visus pinigus, kurie man atėjo, aš bijau išleisti tam, kam aš prisiplanavau. Kodėl? Nes aš netikiu, kad aš tai pakartosiu. Aš netikiu, kad tų pinigų vėl bus. Nes nėra suvokimo, kad pinigų yra unlimited. Pinigų yra visada. Pinigų yra visiems, kam tų pinigų reikia. Bet jūs tiesiog pagalvokit, koks kiekis yra pinigų pasaulyje. Jūs atsiverskite, Forbes, ten 10 užteks jums. Jūs sudėkit 10 Forbes turtingiausių pasaulio žmonių net worth'o, kiek yra vertinamas jų įmonės, galite pasižiūrėti, kiek jie pinigų turi ir panašiai. Sudėkit pinigus, jūs to skaičiaus jūs ištart net negalėsite. Jūs užrašyti jo negalėsite, aš jaučiu tai, kad jūs net, koks jau čia skaičius. Ir jūs galvojat, kad realiai jums kažkoks ten 2000 kažkokie, niekaip jau jūsų gyvenimą, niekaip neateis, kažkam ten milijardai kiekvieną mėnesį įkrenta, į sąskaitą dolerių, o jums niekaip, niekaip jums, jūs norite dabar to rankinuko už 200 papildomus eurų,
per mėnesį. Niekaip. Jums niekaip. Maskui, Sauliai niekaip. Sauliai niekaip. Tai va čia yra iš netikėjimo ir iš nežinojimo. Jūs kai pamatysit, kiek yra pinigų, jūs suprasit, čia ne iškart suprasit, bet jeigu jūs padarysit šitą darbą, jūs pamatysit, kad pinigų yra labai daug. Pinigai jie mainosi kiekvieną sekundę. Kažkas kažką moka, perka, parduoda ir tie pinigai mainosi. Jūs kažką mokat, tas moka kitam, trečias, ketvirtam ir tie pinigai jie tiesiog be sustojimo mainosi. Tai tuose mainuose dalyvaujat ir jūs. Jūs irgi galite pasimainyti ir gauti tiek, kiek jums reikia. Ir ta baimė, jinai yra, čia yra toks skurdo mąstymas. Skurdo mąstymas, kad man reikia atsidėti, ypatingai juodai dienai, ne? Nes jeigu mes atsidedam juodai dienai, juoda diena, jinai 100% ateis. Jeigu jūs atsidedate lygoms, kažkokiams problemams, jeigu mašina sulūš ir panašiai, 100% bus problemos, lygos ir 100% sulūš mašina ir tai sumai reikės atiduoti visą tą sumą. Tai tas skurdo mąstymas yra, kad man neužtenka, kad man reikia taupyti, man reikia atsidėti, kad aš negaliu sau leisti dabar nusipirkti šitą ir šitą už tokią ir tokią sumą, net jeigu aš tai suplanavau, nes aš netikiu, kad aš vėl uždirbsiu, nes aš nesuprantu, kaip tai vyksta. Tai irgi, kodėl kviečiau aš į maratoną prisijungti, sakau, ateikit, jūs tiesiog išmoksit, kaip tai vyksta. Nes dažnai žmonės yra labai daug baimių, labai daug nesuvokimo, labai daug problemų. Tiesiog, žinokit, elementariai dėl žinių trūkumo. Elementariai. Ne dėl ten traumų, hujarmų, ten, žinokit, visų šitų dalykų. Tas taip, bet kartais reikia tiesiog žinių. Aš dalinausi irgi Instagram'e, sakau, kad aš su pinigų tema labai daug metų dirbu. Ir žiūrėkit, kaip pas mane buvo. Aš su pinigų klausimu labai daug kartų dirbau irgi su psichologė. Aš ateidavau, sakydavau, kad žiūrėk, aš nesuprantu, kodėl aš negaliu praeiti tam tikro etapą. Lūbų savo pramušti negaliu, sakau. Negaliu, sakau, uždirbu tą pačią sumą tiesiog kiekvieną mėnesį arba mažiau. Ir nieks nesikeičia. Aš negaliu tam, pavyzdžiui, 2, 3, 10 kartų daugiau uždirbti. Jau kiek metų iš eilės. Ir mes ten dirbdavom, ir su traumom dirbdavom, ir kažkokios ten vaikystės fiksacijos, įsitikinimai ir panašiai. Man tiesiog, neveikdavo, žinokit, nieks neveikdavo. Ir žinokit, vienintelis dalykas, kuris man pakeitė, man tiesiog žinių trūko. Man žinių trūko, kaip veikia tie pinigai, kad man buvo suvokimas, kad mano pajamos priklauso nuo mano išlaidų ir kad man reikia tiesiog tai planuoti. Ir žinokit, aš kai šitą iš tikrųjų supratau, aš tokia viskas. Pirmas dalykas, aš nuoširdžiai sakau, čia nėra ne reklama ir ne marketingas, ne kažkas, aš tą mėnesį uždirbau 4 kartus daugiau. 4 kartus daugiau, gal net daugiau nei 4 kartus. Jeigu dabar pažiūrėjus per visus mėnesius, kiek aš uždirbau. Kodėl? Nes aš susiplanavau tiesiog daugiau išlaidų, aš supratau, ką man tie pinigai yra reikalingi. Esminis momentas, aš tai leidau savo išleistus pinigus. Aš susiplanavau išlaidas, stipriai didesnės, susidėjau veiksmus, ką man dėl to reikia padaryti, man pinigai atėjo ir aš tos pinigus išleidau. Bet aš visas absoliučiai išlaidas patį pirmą mėnesį užsidariau, kurios pas mane buvo. Ir aš tokia sėdžiu, aš galvoju, o Dieve, aš tiesiog tai turiu ugdyti žmonės ir ugdyti šitą mąstymą. Ir būtent dėl to aš padariau pinigų maratoną. Ten, įsivaizduokit, pinigų maratonai yra apie 12 valandų paskaitų. Beje, nežinau, kada žiūrėsit šitą video, pinigų maratonas ir galimybė jį prisijungti užsidaro gruodžio 31 dieną. Į jį nebegalima bus prisijungti, jeigu aš jį kartosiu, tai anksčiausiai kitais metais gruodį. Galvoju pasidaryti tokį prieš naujametinį, viskas nebus galima jo nusipirkti, informacija nesikartos. Nebus, kad per metus aš dar darysiu kažkokius kitus mokymus ir tai pasakosiu. Ne. Ir aš tiesiog sudėliau viską tuose mokymuose ir moterims realiai buvo suvokimas. Aš jų irgi prašiau, sakau, pasidalinkit, kokius ten norit uždirbti, neuždirbti. Visoms iškart nukrito, kai aš viską išdėliau, viską išpasakau, visoms iškart nukrito šitie dalykai. Čia tik tai viena tema. Ir čia yra tiesiog žinių trūkumas. Jūs gaunat žinių ir jums net kai kurių dalykų nereikia pradirbinėti terapijai. O jūs galite realiai, aš niekaip terapijos neneigiu, aš pati su klientais dirbu terapijai, aš pati asmeniškai dirbu savo psichologijos terapijai, bet aš sakau, kad yra dalykų, kur mes pradirbam, o yra dalykų, kur mums užtenka tiesiog suprasti, kaip tai veikia. Žinių trūksta, kaip tai veikia.
Kad vat pavyzdys, kad pinigų mes turim tiek, kiek pas mus yra išlaidų ir kiek mes esam pasiruošę praleisti pro save, išleisti pinigų. Ne tik gaut, bet išleisti pinigų. Bet, pavyzdžiui, irgi, žinot, įdomus momentas, tuoj pagersiu, vėl to vandens, sakau, arbatos, taip. Įdomus momentas, kad jūs žinojot, kad išleisti 1000 eurų ir nusipirkti 10 daiktų yra ne tas pats, kas išleisti 1000 eurų ir nusipirkti vieną daiktą. O jūs žinojot, kad uždirbti 5000 per mėnesį ir uždirbti 5000 per vieną dieną yra 2 skirtingi dalykai. Mat pavyzdys. Jūs esate apie tai susimąstę. Ir kad, pavyzdžiui, mes irgi kaip plečiamės, kad 2 skirtingi dalykai yra. Pavyzdžiui, aš savo susiplanuoju išlaidų ir išleidžiu 1000 eurų ir nusipirku 10 daiktų. Ir absoliučiai kitas lygis bus nusipirkti vieną daiktą už 1000 eurų. Bet, pavyzdžiui, vėl, sakau, čia tiesiog žinojimas dalykų. Ir kai jūs, pavyzdžiui, į tai einat, taip, tai bus transformacija, tai bus patirtis, tai bus pasipriešinimas, tai bus baimės, tai bus nedrąsų, tai ten jūsų traumos eis ir panašiai. Bet jūs, kai žinot, kas, kaip, kur ir dėl ko, jums tiesiog žymiai lengviau į tai eiti. Ir, aš tikrai, jums pasakysiu nuoširdžiai, aš tai žinau, aš tai matau, net ne visi psichologams tai paaiškins. Pavyzdžiui, man psichologija, kur aš tikrai, man jinai, yra, jinai man šitų dalykų, pavyzdžiui, net neaiškino. Ir kodėl man buvo tiesiog sudėtinga, nes, taip, pradirbu traumas ir panašiai ten. Bet, o gerai, ir ką man toliau su tuo daryti? Man tiesiog natūraliai tai neateis šitas suvokimas, jis neateis natūraliai, man reikia eiti pasimokyti ir aš irgi per vienus mokymus, man ten irgi buvo apie daug labai platus mokymai, bet aš išgirdau šitą vieną dalyką. Man, aišku, ten turėjau aš išgirsti 15 kartų, kad suprasti, ir man, realiai, man, aš jums prisiekiu, mano gyvenimas pasikeitė, kai aš supratau šitą vieną dalyką. Ir dėl ko aš skatinu jūs ateiti. Bet vėlgi, gerai, nebesakysiu, tiesiog norit einat, norit neinat, aš tiesiog pasiūlau. Yra labai daug pas mane medžiagos nemokamos YouTube'ai, imkit, tikrai pasimkit ir pritaikykit, viskas. Ir jūsų gyvenimas irgi jau pasikeis. Toliau, baisu, žinot, dar kokį pasakysiu dalyką, dėl to baisu išleisti. Maratone dalinosi panelė viena, pasakoja, sako, dabar prisiminsiu, kad sako, neseniai pamačiau, sako, vakar, man sako, nuskaičiavo 134 eurus už subscriptions kažkokius, sako, pamiršau kažką ten kažkur atšaukt, kažkokią prenumeratą ir man nuskaičiavo 134 eurus. Ir sako, ir pikau, ir norėjau priešintis ten, eit kovot, bet, sako, suprantu, kad pati esu kalta. Ir aš įrašau, sakau, kur jūs pagailėjot išleisti 134 eurus. Sakau, kam jūs norėjot, pavyzdžiui, nusipirkti už 134 eurus, bet nenusipirkot. Ir aš taip tiesiog paleidau ir jinai man, įsivaizduokite, atrašo, sako, vau, aš, sako, norėjau nusipirkti gitarą ir įsivaizduokite dėmesį, dabar jinai pasako, aš norėjau nusipirkti gitarą už 134 eurus, bet pagailėjau pinigų ir aš jos nenusipirkau. Ir sakau, tiesiog, stebuklai, kaip tai vyksta. Man tai nebuvo naujiena, nes aš žinau, kad taip ir vyksta. Kad jeigu mes užprašom kažkam pinigų ir mes nenusiperkam, mes išsigąstam, mums baisu išleisti, kodėl vėlgi, nepriminsiu, nes mums atrodo, kad, geriau išleisiu kažkam, kažkas, kas yra logiškiau, išleisiu, nusipirksiu kažką kito, arba atsidėsiu, pataupysiu, nes, gali pinigų nebelikti, nebeužtekt, bet jie pinigai, jie išeis. Jie išeis. Irgi viena pažįstama pasakoja, sako, mano draugė, jinai buvo, aš tai istorijų esu pasakojus, bet dar kartą papasakosiu. Sako, mano draugė buvo užsimaniusi nusipirkti Chanelio rankinuką, whatever, kokia ten suma buvo, pavyzdžiui, 4000. Žinom, kad Chanelis nekainuoja 200 eurų. Ten 3, 4, 5, nesmė, 4000. Ir sako, viskas, jinai tai pasakė, ateis pinigai, 4000, aš nusipirku Chanelio rankinuką. Ir sako, jei atėjo tie pinigai ir jinai sako, aš pagailėjau. Aš tiesiog negalėjau nusipirkti to rankinuko, aš pagailėjau. Ir sako, jinai sukčiams atidavė lygiai tą sumą. Ir jinai sako, kaip jinai sakė, išviliojo, kaip žmonės sako, sukčiai išviliojo. Ne, jūs atidavėt sukčiams, jie neišviliojo. Nes jeigu jūs nenorėtumėte atiduoti, sukčiai, jie tų pinigų iš jūsų nepasimtų.
Tai vat, visos tos istorijos su sukčiais, su apgavystėm, su vagystėm yra apie tai, kad vat, yra pinigai, pavyzdžiui, ko jūs pagailit, jūs atidedat, jūs bandot juos laikyti, užlaikyti, bijot išleisti ir panašiai, ir pinigai jie vis tiek išeis. Nes jeigu pinigai atėjo tam, kad jie vat, kažkur išeitų, jie išeis. Ir apskritai, iškrito mintis. Tuoj. Nu gerai, pasakysiu, čia tokia gali gautis ilga mintis, bet aš jau pasakysiu, kad pinigai, jie ateina realiai pas tuos, kurie geba juos pro save praleisti ir jų neužlaikyti. Vat, žinot, mes, pavyzdžiui, irgi, jūs visi, mes mokam tiems žmonėms, kurie geba tos pinigus išleisti ir tais pinigais sukuria dar daugiau naudos ir vertės. Mes sąmoningai nenorim, mes nesąmoningai dažnai net nenorim mokėti pinigų, nes vėlgi mes to nesuprantam, bet yra žmonės, kuriems mes norim mokėti pinigus, yra kuriems mes nenorim mokėti pinigų, yra kuriems mes norim palikti arbatpinigių, kuriems mes nenorim. Ir tai labai irgi dažnai būna susijęs su tuo, kam žmonės tuos pinigus panaudos, o gal jie vapšė niekam tų pinigų nepanaudos. Ir tada mes nesąmoningai jaučiam, kad, aš nenoriu šitam žmogui pinigų atiduoti, nes, nieko nebus, arba kažkas bus neigiamo, prie ko aš nenoriu prisidėti. Tai tie žmonės, kurie kūrė labai daug naudos, jie praleidžia pro save daug labai pinigų ir panašiai, tiems žmonėms pinigai ir ateina. Žmonės nesąmoningai tiesiog eina ir neša tos pinigus, nes vėlgi nesąmoningai, visiškai absoliučiai nesąmoningas procesas energetiniam lygmenį, nes žmonės žino, kad tas žmogus, jisai sukurs dar daugiau naudos ir vertės šitam pasauliu. Ir dar vienas punktas turėjo būti, ar čia šitas ir dabar yra, tai pirmas, kad galvojam, kad pinigai ateis ir tik tada nuspręsiu, kam juos išleisti. Antras, kad nežinau, ko noriu, užtat pinigų nėra ir kad pinigų yra tiek, kiek yra išlaidų. Trečias yra baimės, kad bijau išleisti, nes galvoju, kad pinigų daugiau neteis. Ir ketvirta, kokia aš ketvirtą norėjau priežastį pasakyti. Tuoj pagersiu vandens, porą sekundžių prisiminsiu. Žodžiu, ketvirta irgi, jinai panašiai su trečia, dabar prisiminiau, kad mes pinigus kaupiam, taupom, nes mes tiesiog nesuprantam, kad pinigų yra daug, unlimited ir mums visą laiką visko užteks. Svarbiausia žinoti, ką mums to reikia, kokios yra mūsų išlaidos, ką mes norime tos pinigus išleisti ir pro save praleisti. Tai ir pabaigai dar noriu ką pasakyti, kad labai svarbus momentas yra suprasti, kad mums pinigai jie nepriklauso. Tai irgi gali būti toks stabdis, kuris mums, vėlgi trukdys, leisti pinigus, kad mes galim galvoti, kad pinigai jie mums priklauso. Kad aš bijau išleisti, nes jiegi mano pinigai, Kur tai parašyta? Jeigu jie yra jūsų banko sąskaitoje, nereiškia, kad jie yra jūsų. Jeigu jūs turite kešo grinųjų pinigų, kur parašyta, kad jie yra jūsų? Banko sąskaitoje apskritai, gali, žinokit, bankas taip padaryti ir ten atsiras pas jūs nuliukas. Tai yra skaičiukas, kurį bankas įrašė, kad pas jūs yra. Tai jūs to negalite apčiuopti. Jūs sako, čia yra mano, tai yra mano. Tai nėra jūsų, tai nėra niekieno. Realiai mums nepriklauso niekas. Netgi jūs, ką turite ten, kilnojamą, nekilnojamą turtą ar panašiai, kuris ten teisiškai pagal dokumentus yra jūsų, jis taip pat nėra jūsų, jūs tik esate laikini savininkai, laikini, kažkokie laikini, norėjau sakyti, kažkokie tarpininkai. Kad dabar tai jūsų, bet prieš tai galbūt buvo kito ir po to irgi bus kito. Tai kaip tada galima sakyti, kad tai priklauso jums, jeigu tai gali atsidurti kažkieno kito rankos, jūs tai galite parduoti, atiduoti, tai apskritai gali, ten mašina gali sulūžti ir jai į dalis gali išrinkti ir panašiai. Tai nieks jums nepriklauso, jūs tiesiog, dabar jūs esate laikini šeimininkai. Tiesiog, praleidot šitą energiją pro save, paskui praleisit kažkur kitur, lygiai taip pat su pinigais. Bet kaip jūs, jeigu jūs ateis diena, kai jūs tai suprasit, jūs suprasit gyvenimą. Kai man ir maratonė sakė, moteris rašė po paskaitų, sako, aš supratau gyvenimą, Agata. Po vienos net paskaitos, sakau, paskaitų 12 valandų jau ten yra, daugiau. Sako, aš gyvenimą supratau. Aš sakau, kai šitą jums taip prakrystai, jūs suprasit gyvenimą, kaip tai atrodo. Nes kol yra baimės, kol yra nerimas, kol yra nesaugumas, kol yra, aš nežinau, ar uždirbsiu, ar pavyks, ar
Čia yra tiesiog nežinojimas. Nežinojimas, kaip veikia visata, kaip veikia sistema, kaip veikia pinigų dėsniai, visatos dėsniai, sistemos dėsniai ir taip toliau. Tai vat, mėlėjai, gavas toks tikrai ilgas video, bet labai džiaugiuosi, kad jį įrašiau. Tai, manau, šiandien įkelsiu. Tai keli momentai, priminimai. Tai pinigų maratonas, prie jo galima prisijungti iki gruodžio 31. Jeigu žiūrit jau nuo sausio 1, sorry, not sorry. Bet jeigu jūs jau esat pinigų maratone, nes pinigų maratone jau yra apie 80 žmonių, arba jūs nusprendėt nesijungti prie pinigų maratono, pasvarstykit apie saviprogramavimą. Tai yra absoliučiai kitoks projektas, produktas. Bus informacija pačioj per nuorodas. Gal šiandien, kokią dieną įkelsiu, gal jos dar nėra, bet vėliau jinai bus. Ir tai bus visai kitas produktas. Labai rekomenduoju prisijungti. Sausio 1, kaip ir minėjau, bus pati mažiausia kaina. Kad aš dabar jums pasakysiu dėl kainų, irgi Instagrame tai pasakau, kad aš kai sakau, kad prenumeratoriams, kurie yra užsiprenumeravę mano naujienlaiškius, kad kai sakau, kad jiems yra mažiausia kaina, tai žinot, ką aš turiu omeny, kad pinigų maratoną patys pirmieji nusipirko už 44 eurus, o dabar žmonės už 150 perka. Tai kad jūs suprastumėt, ką reiškia nusipirkti pirmiesiams. Tai vat, bet kaina čia vis tiek 150, tai čia yra labai laitova, aš pasakyčiau jums investicija. Tarsi tai yra, jūs net neįsivaizduojat, kiek ten yra vertė. Aš net negaliu apibūdinti. Žinot, pas mane buvo toks momentas, kai aš jau pravedžiau antrą live paskaitę maratonį ir aš tokia sėdžiu, galvoju, gal man parašyti Instagram'e, kad papasakot, kas tai paskaitoja, ir aš paskui sėdžiu, galvoju, aš tiesiog net nenoriu, nes to neįmanoma yra sudėti žodžius, ką tu gausi. Tu arba jauti, aš ten daug esu aprašius paskaitas, bet irgi nuorodą įdėsiu pačioj, kokios paskaitos, kaip kas temos, ką jūs gausit, bet to tiesiog ten yra tiek daug, kad to neįmanoma yra apibūdinti žodžiais. Tai vat, arba žmogus jaučia, jam tas atsiliepia ir jis to nori ir ateina, arba ne. Viskas, to tiesiog neįmanoma apibūdinti, ką jūs ten gausit. Kad viską apibūdinti, ką jūs ten gausit. Tai vat, mėlėjai, labai džiaugiuosi, žinokit, kad pas mane tiek projektų, tiek sugalvoju. Ir bandau savęs irgi neapribot, kad čia dabar reikia pertrauką daryti, kad man toks irgi, Agata, tu čia dabar į du projektus vienu metu siūlai prisijungti. Ir ką, bet žinot, kas pasakė, kaip reikia, tai yra sako, kaip reikia, bet čia yra tiesiog kažkieno nuomonė. Kažkas sakytų, Agata, negalima dabar pardavinėti 2 projektų vienu metu. Taip, man tai anksčiau aš irgi taip galvočiau, bet dabar, koks man skirtumas, ką man laukti, žaisti, kažkokio manipulacijom užsiimti, kad čia dabar vieną reikia pabaigti, paleisti mėnesį laiko pertrauką ir tada tenki, man kas norės, tas ateis, nenorit, neikit, ateis kažkas, žodžiu, viskas labai yra paprasta. Tai sausio 1 dieną, pardavimų pradžia į saviprogramavimą 2025, kaina super bus gera, minimali, kokia tik tai įmanoma. Tai kas jaučiat, prisijunkit, Instagram'e aš daugiau dalinuosi apie projektą ir grįšiu, manau, rytoj, grįšiu rytoj namo ir manau, jau website padėliosiu apie saviprogramavimą, kas ten bus. Tai va, tiesiog aš noriu tikrai pažadėti, kad bus labai stipru, labai gilu. Aš tikrai, tai ko jums reikia, tai ko jums reikia kitiems metams. Tai ateikit, dirbsim, labai nekantrauju su jumis su visko pasidalinti. Ką, viskas, susitinkam komentaruose, parašykit, ką savo pasiemat, kokiuose pavyzdžiuose save radote, visą laiką su džiaugsmu, skaitau visas jūsų istorijas, visus jūsų komentarus ir viską atsakau. O dabar pabandysiu nueiti, gal šiek tiek pailsėti, bet ne faktas. Man atrodo, aš daraisiu dabar Reelsą filmuoti. Tai va, viskas apkabinu. Jau dabar tai tikrai galiu pasakyti, kad linkiu jums gražių naujųjų metų sutikimo, nes tikriausiai iki naujų metų nieko daugiau neįkelsiu. Tai va, sutikit metus gražiai, norėjau sakyti blaiviai, bet čia jau patys nuspręskit, bet, žodžiu, palydėkit tinkamai senus, pasitikit tinkamai naujus. Viskas apkabinu. Dėkoju visiems, kas buvote su manim šiais metais ir susitiksime jau kitais metais. Viskas. Iki.